Mūsų pašnekovai, aš labai džiaugiuosi pristatydama tą, kas jau buvo pristatytas, bet kurio dar nematėme, ES ambasadorę, taip pat Ugnė Dirdaitė. Ugnė žodį, taigi taip, žaliųjų tech hubų pirmininkė Teresė Škutaitė. Andželika Rusteikienė. Taip pat ačiū, kad prisijungėte. BioHIFas vadovas Tomas Bičkovas. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė Astrida Miceikienė. Taip pat prie mūsų prisijungs Biokapitalo ekonomikos konsorciumo direktorė Elo Emerencija. Ačiū, kad prisijungėte. Priminsiu visiems, kad reikia irgi QR kodą nuskenuotumėte klausimams, bet kadangi įžanga buvo tokia netikėta, aš surizikuosiu ir irgi paprašysiu pasakyti jūsų kažko, ko gal nesitikėjote, ar galvojate, kad mes galime apibrėžti jaunąją kartą kažkaip. Andželika, nuo jūsų pradėsiu, nes daug projektų su jaunimu esate įgyvendinusi, daug su jaunais žmonėmis dirbate, su inovacijomis, technologijomis. Ar yra būdas apibrėžti tuos jaunus žmonės, Z, Y kartą, ar jie tingus, ar nenori dirbti? Ačiū už tokią kalbą, už įkvėpimą. Jauniems žmonėms tai yra irgi būdas skleisti tą žinią. Bet manau, kad visiems patiko ir nuotraukos, bet kiekviena karta turi privalumų. Pavyzdžiui, dabartinė karta yra tokia karta, kuri nuo pirmos dienos mato technologijas. Ir tai yra didžiulis skirtumas nuo tų kitų kartų ir tai įtakoja ir jų asmeninį gyvenimą, šeimą, švietimą, komunikaciją, tai kaip jie mato tą pasaulį. Ir būtent dėl to, aš manau, mes vis daugiau kalbame apie jaunimo verslumą labai nuo ankstyvų dienų, kadangi jaunimas gauna tiek daug informacijos, praktikos, žinių dar mokykloje. Jiems nereikia laukti iki universiteto arba tada, kai jie baigs formalų švietimą ir pradės galvoti apie darbo rinką. Tai aišku, tai dar vienas dalykas, tai yra karta, kuri mato viską labai globaliai, kadangi jie nuo pirmos dienos tą globalią rinką jau mato, tai yra ta karta, kurią skatina asmeninės mintis, mąstymas. Sako, jie neturi modelių, bet jie nori daryti viską savaip. Dėl to man patinka dirbti su jais, nes mes kaip bendruomenė, man atrodo, turime galimybių užduoti klausimus, jiems tų gairių pateikti ir jų gyvenime nebėra mokytojų. Mes galime tapti tik mentoriais, tik tais, kurie jiems parodo kelią, bet ne tokiais, kuriuos mes turėjome mokykloje. Bet ar iš dalies yra tiesa, kad kartais jauni žmonės yra per daug savimi pasitikintys ir galbūt mes girdime tas istorijas iš darbdavių, kad jauni žmonės nenori dirbti nuo 8 iki 5, visi nori tik tapti influenceriais ir taip toliau ir panašiai. Ar yra tiesos tame? Na, aš manau, kad šiomis dienomis, palyginus prieš 20 metų, mes rizikavome
dar daugiau. Jie gana atsargus yra dabartiniai jauni žmonės iš darbo rinkos tikisi partnerystės. Jie nenori reguliarių struktūrų, hierarchijų, kad atėjau čia va yra vadovas, laukiu 10 metų, kol galėsiu padaryti karjerą. Jeigu turiu įgūdžių, žinių, tai norim žengti karjeros laiptais, noriu tą daryti greitai. Jie nori jausti, kad jie yra lygus partneris, tolygus partneris. Jie nori pamatyti, kaip jie keitėsi ir kaip tą reikia daryti. Man atrodo, reikėtų galbūt užmegzti dialogą su dabartinė karta. Tai aš manau, kad tai puikus raktas į sėkmę. Ačiū. Kiek jūs norite užmegzti tą dialogą, kadangi esate ES bioekonomikos ambasadorė. Apie ką mes čia kalbame? Sveiki visi. Man tikrai didžiulė garbė kalbėti čia. Bioekonomikos ES ambasadorė reiškia, kad kalbate apie bioekonomikos temą, kalbate garsiai, renkate nuomonės iš jaunimo organizacijų ir tas žinias, tą žinutę taip pat transformuojate į politikos kryptis verslo visuomeniai. Kokiais formatais gal galite porą pavyzdžių? Na, pavyzdžiui, yra 15 bioekonomikos jaunimo ambasadorių, 15 visoje Europos Sąjungoje, buvo tikrai konkurencija nemaža. Europos komisija kviečia mus į aukšto lygio konferencijas, Europos vadovų tarybos renginius, ten turime atstovauti jaunimo balsą. Taip pat bioekonomikos festivalis dabar vyksta Briuselyje. Pačioj pradžioj apie tai kalbėjau. Tiesiog galiu perduoti jums tą žinutę, kad buvau viena iš prisidėjusių prie inicijavusių šį renginį. Tai aš tikrai esu ištroškusi žinių, esu motyvuota ir kai dar studijavau ir kai tapau ambasadorę, mačiau didžiulį poreikį siųsti žinią Europos komisijai. Ir vėliau rašiau pasiūlymą Europos komisijai ir mums pasisekė, kad gavome finansavimą festivaliui Europoje, kur yra daugiau nei 30 renginių. Taigi nuo paprastos idėjos viskas išsiplėtė visoje Europoje. Kaip jūs įtraukėte kitus ir mobilizuojate jaunus žmonės dalyvauti diskusijose, įvairiose veiksmuose, kurie yra susijęs su bioekonomika. Ir kodėl bioekonomika yra svarbi, jūsų nuomonė? Pati bioekonomika yra svarbi, nes tai yra būdas pereiti nuo iškastinių kurų paremtos ekonomikos prie bioekonomikos. Aš matau tam didelį potencialą, nes tai teikia galimybių startuoliams, kaimo vietovėms įgyti žinių, įtraukti kaimo vietovės. Yra daugybė galimybių. Na, o kaip įtraukti jaunus žmonės? Sakyčiau, kad be abejo, mano atveju, aš kontaktavau su daugeliu jaunimo organizacijų visoje Europoje, įtraukiau jų pasisakymus į vieną dokumentą, kuris rytoj bus pateiktas Europos komisijai, bet kalbant apie kitas jaunimo organizacijas,
Ar jaunimą apskritai rekomenduočiau įsitraukti į organizacijas, asociacijas, veikti kartu, komandoje, tada jūsų balsas bus garsesnis, neveikti po vieną. Turite tikėti tą idėją ir kreiptis į politikus ar bet kokius kitus sprendimų priėmėjus ir papasakoti apie savo idėjas ir viziją. Kaip jūs norite, kad viskas klostytųsi. Taigi dialogas yra svarbus. Na, o dabar kreipiuosi į Teresę iš inovacijų agentūros. Gal galėtumėte papasakoti, kaip inovacijų agentūra dalyvauja jaunimo įtraukime, siekiant paspartinti šią veiklą. Ačiū, dėkoju. Man didelė garbė kalbėti inovacijų agentūros vardu. Mes esame vieno langelio principų veikianti organizacija, siekiame didinti konkurencingumą, atverti naujas rinkas, pasiekti finansavimą ir užsiimame kitą veiklą. Iš esmės, inovacijų agentūra teikia įvairiausias paslaugas skirtingose sektoriuose, kuriems prioritetą teikia Lietuva. Mes įgyvendiname įvairias programas, kurios yra skirtos verslininkų žinioms. Ir čia mes siekime didinti startuolių, verslo įmonių konkurencingumą, kad jie galėtų pasiekti naujas rinkas ir gyvendintų naujus su inovacijomis susijusius projektus. Čia užsiėmėme su įvairiausiamis įmonėmis ir verslininkais ir tikime, kad ypač jaunimas kartais susiduria su konkrečių žinių ir išteklių trūkumu. Todėl mes manome, kad Europos finansuojamos programos yra labai svarbios, nes verslininkai gali ateiti pas mus į mūsų agentūrą, o mes galime aprūpinti juos finansavimą. Na, tarkim, jaunas asmuo ateina į inovacijų agentūrą prašydamas patarimo, ką jūs jam pateiktumėte. Mes pristatytume visą paslaugų spektrą, kurį teikia inovacijų agentūra ir pamėgintume identifikuoti problemas, su kuriomis jie susiduria ir pasiūlyti konkrečius sprendimus. Ar yra konkrečių programų jauniems verslininkams, ar mes neskirstome pagal amžių daugelį programų, viskas priklauso nuo sektoriaus ir problemų, sunkumų, su kuriais susiduria verslininkai bei tikslų, kurių jie siekia. Ar galėtumėte pridėti, ką nors prie to, ką sakė Andželika, galbūt jaunimas kaip karta, kaip juos galėtumėte apibūdinti, ar jie imasi rizikos? Aš norėčiau pabrėžti, kad ši karta yra kitokia nei kitos, nes galime dirbti lokaliai, bet mąstyti globaliai. Ir jaunimui yra svarbios problemos ir vietinėme regione, ir globalių mastų. Ir tai yra labai svarbu bioekonomikos sektoriuje. Tai manau, kad labai svarbu, kad jaunimas sugeba būti drąsus, tikrai rūpintis tam tikrų klausimų. Tomai, ar jūs pradėdamas verslą taip pat kreipėtės į kokią nors agentūrą? Sveiki. Na, iš ties mes mėginome gauti finansavimą, gavome subsidijų veikimui į užsienio konferencijas ir pasinaudojame su inovacijų agentūros pagalba. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie savo startuolį? Na, mes perdirbame maisto produktus į maistingą produktą, panaudodami grybų šaknis. Ir kaip sekasi, kokiame etape? Kol kas esame mokslinio tyrimų ir plėtros etape, vis dar vystome prototipą, tai yra ankstyvas etapas, bet manau, kad pasiekėme geros pažangos per trumpą laiką, nes mūsų įmonė yra mažiau nei metai. Ar jau šiame etape gali ateiti investuotojai? Taip, ir vienas iš jų yra čia, Martynas, kuris patikėjo mumis labai ankstyvame etape. Įgyvendinome keletą eksperimentų universitetuose ir taip.
Martynas tiki mūsų komanda, jis investavo. Na ir tada jau tęsėme inkubacijos programas, akceleravimo programas ir iki šiol mes surinkome jau 90 tūkstančių eurų. Kodėl jis patikėjo jūsų idėją, kaip manote? Gal jis ir pats gali atsakyti, jis yra čia? Tai paklausime ir jo. Na, mes pažinojome vienas kitą jau ir anksčiau. Ir aš taip pat jau turėjau komandą, kurią galėjau jam parodyti ir pasakyti, kad aš būsiu atsakingas už verslo vadybą, yra mokslininkas atsakingas už technologijos vystymą, bus produkto pareigūnas vystantis produktą. Taigi mes turėjome idėją, kurią pateikėme ir aš manau, kad jis galėjo patikėti mano viziją ir įsitikinimu, nes aš jau daugelį metų dirbau, dalyvavau gyvūnų teisų judėjime ir tikrai supratau, kad mums yra reikalingi pokyčiai maisto sistemoje, nes dabar ji yra destruktyvi, netvari ir nesugebės išmaitinti augančios populiacijos. O kaipgi reglamentai, nes anksčiau, kai kalbėjome apie alternatyvas mėsai, tai kai kas abejojo ir matė iššūkius, ką galėtumėte pasakyti apie saugumą ir reglamentavimą. Tai vis dar iššūkis, bet mes diversifikavome savo mokslinius tyrimus ir plėtrą, nes turime įvairius grybus. Vienas jau yra patvirtintas kaip saugus maisto produktas, tai galėsime jį parduoti rinkai, kai tik tai finalizuosime mūsų prototipinį produktą. Bet tuo pat metu mes vystome mokslinius tyrimus dėl tam tikrų grybų rūšių, kurios pripažįstamos kaip novatoriškai maisto produktai. Tai jau bus sudėtingesnis reglamentacinis procesas, siekiant patvirtinti tai kaip saugius maisto produktus. Tai yra iššūkis ir daugelis startuolių vengia tai daryti, nes tai yra išties brangu. Europoje turime ilgą saugaus maisto gamybos tradiciją, kitaip nei Jungtinėse valstijose, kur galima turėti paties įsivertinimą, kad tai yra saugus procesas, saugus maistas. Atsakomybę prisimi pats, tai yra didesnė rizika, bet tai padeda vystyti technologijas ir naujus produktus daug lengviau negu čia Europoje. Kaip įtrauktumėte kitus jaunus žmonės, kurie gal nenori įsitraukti į maisto saugą, nes yra tiek daug taisyklių, biurokratijos? Ką pasakytumėte jiems? Kodėl tai yra svarbu? Ar būtų svarbu vystyti tą pusę? Taip, ir prisidėti prie saugaus maisto, geresnio pasaulio, tam tikrą prasme. Ar turite omenyje? Na, ką pasakytumėte kitiems startuoliams? Na, tarkim, žinau, kad yra daug taisyklių, saugos aspektų, bet mums pavyko. Tai ką pasakytumėte, padrasindami kitus jaunus žmonės daryti tą patį? Kurti startuolius bioekonomikos sektorija, nes juk tai yra mūsų tema. Norėčiau pasidalinti trumpą istoriją. Aš dalyvavau šioje konferencijoje prieš metus ir sėdėjau scenoje. Ir man ką tik buvo kilusi ta mano idėja ir susitikau su vienu iš įkūrėjų, kuris buvo mokslininkas ir aš tikrai labai bijojau eiti, megzti ryšius ir sakyti, kad paimkime tą grybo rūšį, kurkime maisto produktą. Aš tikrai buvau išsigandęs, bijojau. Manau, kad tai yra normalu. Normalu bijoti prisimti riziką. Bet sutinku, kad tai yra asmeninis sprendimas. Gerai, aš prisimsiu tą riziką, gal man nepavyks, bet jei turiu kryptį, tai
daug maloniau gyvenime judėti kažkokią kryptimį, negu daryti bet ką. Bet tuo pat metu manau, kad mums yra reikalinga parama, nes ne visi turi šeimas, kurios gali jiems padėti, arba kažkokią aplinką, kuri jiems padeda. Turite būti asmenybė pasirengusi prisimti riziką. Aš manau, kad tai yra įmanoma šviesti šiais klausimais. Labai gerai Andželika daro, eina į mokyklas, kalbasi su jaunimu, drąsina juos, padeda kurti jų charakterį. Nes ypač, kai užsimė inovacijomis, juk niekas dar to anksčiau nedarė, tai turi skirti energiją ir nežinai, ar tai suveiks, nes niekas dar taip neveikė. Žinote, kad iššūkis gali tave sužlugdyti, tu juk tuo tikėjai ir jeigu tai nesuveikia, žlugai, tai gali pradėti gailėti savęs, bus sunku žiūrėti kitiems į akis, nes tau nepavyko, bet aš manau, kad įmanoma išmokyti žmonės. Svarbu eiti į mokyklas, taip pat universitetus, kalbėti su studentais, studijuokite, atraskite kažką ir pamėginkite tai atnešti rinkai. Tikrai labai įdomu, kad pasidalinote savo patirtimi ir tuo, jog buvote čia prieš metus. Taip, prisimenu, kad tikrai buvo labai sunku, bet aš tiesiog peržengiau save. Taip. Sakote, kad tai yra svarbu jauniems žmonėms reikalinga parama, tai kokią paramą gali suteikti jūsų organizacija jauniems žmonėms, Nelo? Na, tai, ką jūs sakote, yra tiesiog muzika mano ausims. Taip, aš matau. Tai už tai man ir uždavėte šį klausimą. Taip, nes tiesiog aš esu sujaudintas, nes dabar svarbu mums pereiti nuo iškastinio kuro ir pereiti prie tvarių gyvūnų pašarų. Ir viskas bus susiję su technologijomis, ne fermentacija, kitokia technologija. Tai mums reikės pasiekti masto ekonomikos, pateikti į rinką, sukurti ir palaikyti paklausą. Ir šiandien mes matome jaunime tą potencialą. Ir aš pats, kaip prieš keliarius metus buvau jaunesnis, irgi supratau, kad labai svarbu turėti tą verslumo dvasią. Ji šiandien yra daug stipresnė negu kad mano kartoje. Jaunimas yra labiau linkę prisimti riziką, kaip jūs sakėte. Tačiau taip pat jie yra linkę suprasti, kad nesėkmė yra mokymosi dalis. O kai aš buvau jaunesnis, tai man sakė, kad kai tau nepavyko, tu esi nevykėlis ir eik iš čia, pasitrauk iš tos veiklos. Dabar Europa po truputį juda to link, kas buvo ir Amerikoje. Nesėkmė yra mokymosi dalis. Taigi biomasės pramonė yra nuolat besikeičianti veikla. Iššūkiai taip pat reiškia ir galimybės. Jeigu yra kažkas, ko tikite, iš tiesų tikite, tai galimybė pasibeldžia į tavo duris. Turi tik tai jas atverti. Įdomu, kai sakote, kad turime daugiau verslumo dvasios, esame pasiryžę prisimti riziką, priimti nesėkmę. Ir prisimenu, kad ankstesnėse diskusijose kalbėjome apie tai, kad galbūt yra lengvesnių, greitesnių kelių kitur negu kad Europoje. Tai norėčiau paklausti ponios Miceikienės. Kokį vaidmenį vaidina tarpdisciplininis bendradarbiavimas, sprendžiant iššūkius susijusius su tvariu žemės ūkiu, maisto sauga ir aplinka? Universitetai, žemės ūkio universitetai čia vaidina labai svarbų vaidmenį, sprendžiant šiuos iššūkius. Labai svarbus klausimas yra taikomieji moksliniai tyrimai ir plėtra ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis.
nes jei mokslininkai įgyvendina sprendimus kartu su verslo įmonėmis, tai mes galime, tai tuomet mes galime komercializuoti naujas idėjas, naujus produktus ir naujas technologijas. Dabar manau, kad daugelis mokslininkų, Žemės ūkio universitetų turėtų technologijų perkelimo biurus, žinių perkelimo centrus, inkubatorius ir akceleratorius, nes tai yra geriausias būdas įgyvendinti aplinkosauginį žemės ūkį ir užtikrinti maisto saugą ir įgyvendinti biotechnologijas. Prašau. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta ir taip pat norėčiau pridėti, kad Lietuvoje turime labai daug pažangių mokslininkų ir taip pat daug verslininkų, bet daugeliu atveju jie nebendradarbiauja tiek, kiek turėtų, siekiant komercializuoti produktus. Štai kodėl, kai kuriame finansavimo sistemas ir siūlome valstybinę pagalbą, yra labai svarbu įtraukti mokslo ir verslo partnerystę, kad paskatintume inovacijas. Nela. Be abejo. Būtent tai mes ir darome mūsų konsorciume, tai mes ir siūlome startuoliams, mokslininkams ir verslininkams. Reikia skirti paramą, sukuriant tas partnerystės ir komercializuojant produktus. Taip pat mes dirbame ir su švietimo institucijomis, siekiant užtikrinti, kad įgūdžiai šiandienos programuose būtų suderinti kiek tik tai įmanoma su tais įgūdžiais, kurie mūsų manymų bus reikalingi ateičiai. Yra reikalingas struktūrinis dialogas tarp pramonės ir švietimo sistemų, siekiant užtikrinti, kad tas atotrūkis, kuris egzistuoja šiandien, būtų sumažintas. Gal galėtumėte pateikti keletą pavyzdžių tokio bendradarbiavimo? Gal prisimintumėte kokį nors pavyzdį, kuomet įvyko toks bendradarbiavimas? Norėčiau paminėti pavyzdį iš 6-7 metus mūsų gyvendintos programos. Tai yra biomasė paremtas iššūkis studentams. Tai buvo konkursas rengtas visoje Europoje. Dabar jis yra įgyvendinamas maždaug 20 šalių Europoje. Ir jis vyks iki 2028 metų. Ir visų pirma, mes prašėme studentų suformuoti komandas, kuriuose būtų įtraukta kiek galima įvairesni įgūdžiai, įskaitant ir technologinius įgūdžius. Ir tada pasirinkti iššūkį, kurį galite spręsti. Tai gali būti aplinkosauginis, visuomeninis, ekonominis iššūkis, bet viskas turi būti tvaru. Sprendimai turi remtis biomase, tvarus. Ir tuomet vyksta konkursas nacionaliniu lygiu, nacionaliniai laimėtojai eis į europinį lygį ir mes įtrauksime Europos laimėtoją, jis taps mūsų nariu 1 metams be jokio mokesčio ir tuomet aš būsiu jo mentorius visus metus ir įtrauksiu jį į tarptautinį lygį. Taigi praėjusių metų laimėtoja komanda, prancūzų komanda, sugalvojo nuostabų būdą sukurti kvepalų komponentą. Jie dabar keliauja po visą Europą ir bent jau aš žinau bent 3 įmonės, kurios nusprendė komercializuoti jų produktą. Andželika, gal norėtume pasidalinti savo patirtimi tokių partnerysčių? Na, mąstant struktūrinę prasme, mes pradedame labai anksti
savo veiklą nuo pradinio švietimo iki universitetų. Labai džiaugiuosi matydama čia profesorę. Tai manau, kad žvelgdami į temas, apie kurias kalbame, bioekonomika, technologijos ir taip toliau, aš manau, kad labai svarbu jauniems žmonėms kalbėti apie tai nuo pradžių iki pabaigos. Tai mes turime tokią pokyčių teoriją apie tai, kaip reikėtų paskatinti verslumo dvasios auginimą jaunimui. Ir taip pat čia mes kalbame apie tai, jog reikia įkvėpti, parengti ir sulaukti sėkmės. Tai visų pirma, Lietuvos mokyklose mes siekiame pristatyti jauniems žmonėms, dar vidurinėje mokykloje, tam tikrus pavyzdžius iš tikro gyvenimo, kaip tai veikia. Tai Tomai, tikrai labai kviečiame jūs apsilankyti vienoje iš mūsų mokyklų ir parodyti, kad mums reikia tokio daugelio įgūdžių požiūrio komandoje. Taip pat mes kviečiame verslininkus, mokslininkus, kad vaikai labai ankstyvame amžiuje suprastų, kad tam, kad tavo idėja sulauktų sėkmės, būtina visų pirma sukurti komandą ir turėti tinkamų įgūdžių. Aš manau, kad dabar labai svarbi tema yra susijusi su švietimu, verslumu ir tiksliųjų mokslų įgūdžių auginimu. Čia mes turime pademonstruoti vaikams naujasias technologijas, įdiegti naujo pobūdžio mąstymą. Toliau reikėtų vaikams išmėginti veiklą įmonėse. Čia mes susidurėme su tam tikrais iššūkiais Europoje. Turime Junior Achievement programą ir jauni moksleiviai jau kuria produktus. Turime 33 000 studentų įmonių vis Europoje kiekvienais metais. Ir Lietuvoje, Panevėžyje dabar yra labai įdomi komanda, kuri dirba ties liofilizuoto maisto produktais. Mes žinome savo sriubą šaltibarščius. Tai ši komanda sukūrė technologiją, kaip liofilizuoti sriubą ir turi taip pat mentorių. Tai yra čia dabar toksai parengiamasis etapas, kad dar mokykloje moksleiviai turi galimybę kurti įmonės ir ten gali pasinaudoti mentorių pagalbą. Ir žmogui, kuriam 15-16 metų, jie jau viską sugeba. Taigi tokie verslininkai, kuriems 30 metų, kurie tampa mentoriais 15-mečiams, 16-mečiams, tai jie labai supranta vieni kitus. Ir tikrai tai yra raktas į sėkmę. Mes turime paskatinti juos dalyvauti inkubacijos, akceleracijos programuose, suteikti jiems investacijas, kad jie galėtų tikrai pasiekti sėkmės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vaikai jau mokykloje, kaip kad ir kalbėjau apie tą šaltibarščių pavyzdį, ir taip pat prisimenu kitą dalyką, moliūgą. Vaikai sukūrė žiedinę ekonomiką, sakyčiau. Jie siekia užtikrinti, kad bus sunaudotos visos moliūgo dalys. Jie gamino saldainius užkandžius iš moliūgo ir sunaudojo visas šios daržovės dalis. Andželika, aš klausau tavo entuziazmo. Tai gal nebėra čia ir jokių problemų? Taip, aš sutinku, kad yra sistema ir vienintelis dalykas, mes esame maža šalis Lietuva, tai vienintelis dalykas, kurio mums dabar reikia, tai yra masto ekonomika, mastelis. Mes turime Junior Company programas, turime kitus dalykus ir vienintelis dalykas, tai dabar reikia sugalvoti, kaip įtraukti kiekvieną jauną žmogų Lietuvoje, kad jis galėtų pasirinkti savo kelią universitete. Aišku, jis gali užsiimti įvairiais dalykais gyvenime, bet mums kaip mažai šaliai
Reikia turėti labai gerą metodologiją. Ir labai svarbu, kad jie turi ir mentorius. Tai vienintelis klausimas yra, kaip padaryti, kad užtikrintume, kad tokios programos kaip Junior Achievement School Company padarytų, kad kiekvienas moksleivis mokykloje padirbėtų ties savo įmonę. Na, galbūt jūs taip pat norėtumėte pakomentuoti, ne? Žmonės turi daug galimybių, ypač kalbant apie bioekonomiką. Universitetai gali tas studijų programas tobulinti šioje srityje, pavyzdžiui, tvarus verslo valdymas, ir jauni žmonės tikrai labai domisi biologiniais sprendimais, naujosiam technologijom, naujais įgūdžiais. Tai yra tikrai labai svarbu. Tai yra klausimų, kurie yra susijęs su finansavimu. Sakot, yra mentoriai, finansuotojai, taip pat daug galimybių, bet Augustas sakė, kad jis netiki į trečios šalies pagalbą, finansavimą. Ir jis sako, kiekvienam renginy, ir aš taip pat netikiu, sako anonimas, dėl vienos priežasties, kadangi tai neveikia. Bet sąlygos nėra vienodos tiems, kurie pradeda nuo nulio, ir kaip užtikrinti, kad jos būtų tolygios vienodos. Aš norėčiau pasisakyti, jeigu yra koks nors verslas, kuris siekia finansavimo, pavyzdžiui, subsidijų, ir esmė yra finansavimas, tai niekada jums nepavyks, kadangi tai netvaru. Bet etapas, kuriame esame dabar, bio verslas yra naujas, jis plėtojasi. Investuotojai tai reiškia finansinę riziką. Ir turime daug didelių pramonės įmonių, kurios nori visą naštą perimti pačios. Mes kaip pramonė kartu dirbame su Europos komisija, kad sumažintume riziką, kad pasidalintume tą naštą, kad komisija padėtų mums iš tiesų nugalėti tą iššūkį. Ir dabar reikia to finansavimo, kol galėsi nugalėti tą mirtiną lūžį, ir vėliau jau galėsi pats finansuotis. Labai dažnai to negalime padaryti be finansavimo. Inovacijų agentūra, kaip trečiosios šalies atstovė, norėčiau irgi pasisakyti. Aš nesiginčysiu, ar tokia pagalba padeda. Noriu pasakyti, kad neturime kito pasirinkimo, kadangi klausimai, taip pat problemos keičiasi, klimato neutralumas, žiediškumas nėra greitos priemonės. Reikia išbandyti tas priemonės, valstybės siūlomas ir kitas. Augustas Alešiūnas pakomentuos, kadangi kiti klausimai irgi susijęs su finansavimu. Duokime jam mikrofoną. Noriu tik patikslinti tai, ką sakiau apie trečiosios šalies paramą. Kalbu ne apie finansavimą įmonėms, jauniems žmonėms, ne apie tai kalbėjau. Aš investuoju, aš pirmasis Lietuvoje pritraukiau privatų kapitalą. Aš iš tiesų noriu pasakyti, kad netikiu paramą trečiosios šalies, kad jie apsispręstų, kur link jie turi judėti. Dėl to aš netikiu, kai kažkas kitas padeda tau apsispręsti. Tuo netikiu. Parinkti gyvenimo kelią. Tai yra svarbu. Bet žmogus turi prisimti tos atsakomybės pats. Ir bet kokie ištekliai, kai jau yra įsipareigojimas padarytas, tai tikrai yra gerai. Tai tik patikslinsiu. O kokios mintis dėl
privataus sektoriaus. Kartais privatis infrastruktūra yra geresnė nei universitetų, bet mums reikia finansavimo tam, kad projektai įsibėgėtų. Ir dažniausia tai labiau gal apsimoka ne akademikų partnerystė. Kas norėtų apie tai pakomentuoti? Aš jį galiu. Bendroj toj įmonėje ar konsorciume. Taip, jis skiriasi dėl finansavimo reikalavimų, skirimo, kadangi galiausiai ir pramonė investuoja į startuolės, komercinius projektus. Mums reikia akademikų, kad jie mums įrodytų, kad tai yra naujausios technologijos, kad mes investuojame į tinkamus dalykus. Ir aišku, tai yra rizika, bet kai mes investuojame į gamyklas, mes turime tuo tikėti, kalbant apie pramonę, didelės įmonės. Tomai, man atrodo, aš dar ir jūsų apie tai paklausiu. Koks tikslas yra naujus startuolius kurti, jeigu Europos komisija tą įtakoja ir aš to netikiu. Didelėms įmonėms sunku yra inovacijas užtikrinti tose sritise, kurios nėra nustatytos, jos investuoja ten, kur yra saugiau. Ir inovacijos yra visada rizikingos ir daug įmonių neturi gebėjimų tą padaryti. Joms yra daug lengviau tuos startuolius kepti, tarsi kokius blynus ir vėliau įgyvendinti. Taigi daug inovacijų yra skatinamų startuolių įmonių ir tikrai yra labai daug sėkmingų. Unikaliausia ir didžiausia proveržio sulaukiančių yra maži, man atrodo, žmonių, kurie suvokia, kad tai suveiks. Turi suveikti, kadangi korporacijos labai dažnai sudėtingais procesais naudojasi, kurie nėra inovacijoms palankus. Kai mes kalbėjome su politikais, jie sakė, kad jūs esate čia tie didieji, jums nereikia mūsų pinigų. Konsorciumo 80% yra maži, tik 20 dideli. Bioekonomika yra labai priklausoma nuo inovacijų ir pokyčių. Ir būtent čia startuoliai, mažos įmonės labai greitai gali prisidėti, nes jie turi gerų minčių, jie jomis tiki. Jie tą gali padaryti daug greičiau negu didelės įmonės. Didelės įmonės turėtų padėti pačiam procesui ir įsitikinti, kad tikrai sistema galės plėtotis ir bus palanki jiems. Ar aš galėčiau galbūt užduoti klausimą Tomui, kuris yra investuotojas? Mikrofonas yra čia. Kaip jūs matote jaunimo skatinančio inovacijas vaidmenį biotechnologijų, bioekonomikos srityje? Man atrodo, jie yra svarbiausia. Svarbiausia yra skatinti jaunimą tą daryti. O kaip tą daryti? Skatinti. Būti mentoriumi. Aš turiu nemažai jaunų žmonių, kurių mentoriumi esu, skatinu tokias mentorystės programas. Manau, kad tai padeda atkreipti juos dėmesį ir sakyti, kad man irgi tai buvo. Tai buvo seniai, bet buvo. Žinau, kad tai yra sunku. Tai labai daug netikrumo yra, bet tai padeda jauniems žmonėms. Matau tuos, kurie tą darė, kodėl man to nedaryti. Man atrodo, paskata yra labai svarbus dalykas. Kaip manote, kiek norinčių tą daryti yra? Jūs rizikuosite visada, kaip tai atsispindi startuoliuose, kurie bando jūs pasiekti. 80% startuolių nepavyksta.
Ir startuolio ekosistema veikia savotiškai. Tie žmonės turi suprasti, kad jeigu norite būti sėkmingu, turėsi ir išmokti, taip sakant, susidurti su nesėkme. Aš daug kartų, gal 16 netgi man yra nepasisekę, dabar turiu 2 įmonės, bet 14 buvo nesėkmingų. Tai reikia mokėti valdyti ir nesėkmes. Na, pabandysiu apibendrinti. Be tų iššūkių, žingsnių, kuriuos turėtume nueiti, infrastruktūros, ko dar mums reikia tam, kad įtrauktume daugiau žmonių į bioekonomiką. Ar tai yra problema, galbūt jau jinai išspręsta ir yra daug jaunų žmonių bioekonomikoje. Gal galite vėl pakelti ranką. Man atrodo, kad čia turėtų užduoti klausimą jums, kaip užtikrinti, kad jaunimas geriau prisimtų rizikos. Aš taip pat turiu paauglius, vaikus, jie nori labai greitai pasiekti sėkmės. Jeigu paklausime Tomo, jis irgi pasakys, kad tas žaidimas atrodo tarsi maratonas. Kaip mes tą motyvuoti žmonės imtis rizikos, bet taip pat dar kartą padėti jiems įsipareigoti ilgam laikui. Gal Tomai, jūs norite apie tai kažką pasakyti? Čia yra pusiausvyra. Man atrodo, reikia galvoti apie pusiausvyrą. Kaip tos pusiausvyros pasiekti? Kad noriu rezultatų, bet galiu ir prisimti rizikos. Galbūt meditacija jums padėtų. Kažkas panašaus, nes mentorystė irgi yra naudingas dalykas. Kai aš įkūriau įmonę, tada galvoju, padarysiu prototipą ir greitai pilotinę programą, po metų mes gaminsime 100 produktų. Bet tai irgi padeda, kadangi tai padeda motyvuotis. Jeigu galvosiu, kad jums nesiseks, bus problemų, iššūkių ir didžiausios problemos pačioje sistemoje yra technologinės problemos. Kaip išspręsti tokias problemas technologinės? Nes čia esu, o pernai buvau tik tai stebėtojas. Bijojau kalbėti apie savo mintis ir aš šeimos ryšiais nesinaudojau, korupcija irgi nieko nepapirkau ir kažkaip pakvietė mane čia. Tai žmonės gali tą padaryti, tikrai. Na, taip, bent jau užsieniečiams turim pasakyti, kad jau 30 metų mes čia nieko papirkti nelabai ir galime, tai nebeveikia. Aš susitikau su Martynu, kuris buvo mentoriumi mano. Aš negalvojau, kad man nepasiseks, bijojau galvoti apie tai. Bet jis sakė, kad gali nepasisekti, bet inkubacinėme laikotarpyje sukaupiau tų įgūdžių ir galvoju, na taip, turiu įsipareigoti, negaliu galvoti taip, kad man nepasiseks, turiu turėti mintį, turiu turėti kryptį ir jeigu man nepasiseks, pabandysiu pergalvoti ir galbūt eiti kitą kryptimi. Mentorystė tikrai labai padeda formuoti charakterį, suprasti, kaip veikia startuolis. Ir tą reikia suprasti nuo mažų dienų. Jeigu galvočiau apie įmonės kūrimą mokykloje ar universitete, turiu šiek tiek įžvalgų, kadangi mokiausi verslo vadybos, bet mentorystė, švietimas
padėjo man. Technologinių problemų turime daug, kurias turime išspręsti. Mums reikia daugiau žmonių, kurie tą darytų. Ir aišku, 80% nepasiseks. Mačiau ir jūsų ranką, ir jūsų, bet norėčiau sugrįžti prie Ugnės ir paklausti jūsų komentaro. Mentorystės vaidmuo apsisprendimui. Kiek tai buvo svarbus? Manau, kad tai yra labai svarbu. Bet taip pat norėčiau pridurti, kad tai ne tik mentorystė, bet taip pat ir buvimas užsispyrusiu, rizika, suvokimas, kad reikia ir asmeninių įgūdžių, turi būti pasiruošęs viskam, kadangi įmonės startuolės nėra tik tai žaidimas, kartais primena ir kovą. Na ir dar papildomai noriu pasakyti, kad bioekonomikoje esu baigusi technologijas, inžineriją. Aš noriu pasakyti štai, kad yra tam tikro specifiškumo, nėra taip paprasta. Ir turite ir spręsti problemas, turite įtraukti ir tarpdisciplininę komandą, turite pasikliauti ir savimi, nes nebus kitų. Ir man to ir trūko Lietuvoje. Žinių, kurios galbūt padės išspręsti iššūkius, kad reikia to tarpdisciplininio požiūrio. Nes tada galvojau, kad šiek tiek esu naivi turbūt. Ir kai pradedi startuolę naują, kad bus sunku, kad reikės 3 žmonių ir galėsime judėti į priekį. Ne, kils ir kitų problemų, keitėsi požiūris mano, kai pradėjau studijuoti Nyderlanduose, kur mums parodė, kaip išspręsti tikras gyvenimiškas problemas, verslo problemas. Mums kaip studentams leido dirbti skirtingose tarpdisciplininėse komandose iš labai plačios perspektyvos, socialinės, ekonominės, inžinerinės. Ir tada po to, kad tai veikia, pamačiau, jeigu problemą vertini iš skirtingų pusių. Tai aš tikrai norėčiau pakeisti tą kultūrą Lietuvoje, kad esi ne vienas, kad dirbi komandoje. Ir kad tos komandos turi būti tarpdisciplininės. Ponia Mizeikienė, ar turime tą universitetų kultūroje, kur viską matome kaip komandos požiūrį prieš pietus? Taip, ir kolegos minėjo apie technologinius įgūdžius. Dabar studijų programos yra tarpdisciplininės ir universitetai, mokslininkai kartu su studentais dirba tarpdisciplininėse komandose. Ir jeigu kalbėsime apie inžinierius, taip pat studijų programas, studentai turi inžinerijos, ekonomikos, žemės ūkio pagrindų. Ir taip pat investuojama yra į ateities studentus. Ar dar kažką norėjote pasakyti? Taip, labai trumpai. Tai, ką jūs pasakėte, yra esmė. To mes ir kaip pramonė norime. Tai yra daugia disciplininis požiūris. Tai yra apsišvietęs įvairiose disciplinose žmogus, kadangi nuo to jo prasideda inovacijos. Andželika, baigsime jumis ir aš paskutinį klausimą užduosiu, kuris buvo neseniai užduotas, kaip mes galime pasiekti tos pusiausvyros.
kad gebėtume rizikuoti, kad jauni žmonės norėtų rizikuoti. Iš to, ką matau, mane tai įkvepia. Įkvepia jauni žmonės ir finansų, gilių technologijų, biotechnologijų, jie tikrai yra pasiryžę dirbti. Leiskite jiems dirbti. Jūs nežinote, ko nežinote. Nebent jie pabandys sukurti startuolę, jie nežinos, ar jiems pavyks. Leiskite jiems pabandyti nuo 12 metų, nuo mokyklos pradžios sukurti vieną įmonę. Jie jau turės 6 metų patirtį, kol pabaigs mokyklą. Ir jeigu ne visi taps verslininkais, jie taps puikiais, man atrodo, žmonėmis, kurie žinos, kaip veikti versle. Užsiminkime mentorystę ir būtent taip sužinosime, ar žmogus gali judėti į priekį arba galbūt jie perdegė. Meditacinės praktikos tikrai, man atrodo, padėtų, manau, kad. Ar gal galėtume papietauti? Minėjau visų Andželiką Rusteikienę, Kutaitę, Bičkovas, Maceikienę ir Nelą Eminenciją. Norėtume jums padėkoti visiems. Skanių pietų ir sugrįžkime, kada sugrįšime? Po 2:15. Tai ilga kavos pietų pertraukėlė, skanaus.